Labas rytas, bičiuliai. Šiandien sveikiname su jumis ne iš saulėtos Sicilijos. Šiandien rytas pasitiko su lietumi, šiek tiek kapsi, o mes tradiciškai keliaujam pusryčiauti. Štai laukia kruasanai, italų pagrindinis pusryčių patiekalas. Šiandien pusryčiai tokie kuklesni, nieko ypatingo. Dar turim šaldytuvę mėsytės, jo. Kaip tu galvoji, čia mūsų mėsa? Tai reiškia, gal nukainuotų? Šias. Šiandien tikrai labai kukliai, tik 2 sumuštiniai, 1 kruasanas, bet yra vienas pliusas. Mes su Karolina atsikėlėm pirmi ir galėsim suvalgyti savo kaimynų dar kruasanus. Nevalgysim, bet ten dar yra melionas, tai Marius jau akį paguldė. Lengvai papusryčiavę, nusprendėm šiek tiek pasivaikščiot palei jūrą, nors orai ir mums sužlugdė planus. Buvo planas važiuoti palei jūrą, pastoviai sustot, pasimaudyt, pasidegint. Aš tai pavalgiau visai gerai. Man užtenka. Oras jau geresnis nei iš ryto. Dabar kažkur pro debesis jau saulutė šviečia. Ir svarbiausia, kad nelyja. Reikia paliesti vandenį. Šiltas, šaltas. Žinok, visai šiltas. Visai šiltas vanduo. Nu, bet mes dabar nevažiuosim palei jūrą, nes tikrai buvau suplanavęs visai tokį... Važiuok, manų. Va, žiūrėk, stiklas žalis. Tai gražus visi akmenukai. Nes jie šlapi, dėl to ir gražus. Bet ne, yra man ir sausesnių. Žiūrėk, koks gražus. Visi čia gražus. Pašviesk savo šitą. Flashlight. O, žiūrėk, kaip jie. Nu, Karolina, žiūrėk, koks gražus akmenukas. Čia ne akmenukas, o stiklas greičiausiai, bet labai storas. Pas mane žiūrėk irgi. O, pažiūrėk, kokio storio. Jo, tai toks gražus kaip kiaušinis. Aš darysiu rankdarbių būrelį. Rankdarbių parduotuvė? Jo, pardavinėsiu. Nu, bet tikrai labai gražus akmenukai, pažiūrėkit, kokį radau. Atrodo kaip ir paprastas akmuo. Nežinau, ar matosi. Iš kitos pusės jisai mėlynas. Žiūrėk, paprastas akmuo. O, čia gal kažkas nuspalvino? Lobis. Šitas pats gražiausias. Tai čia akmuo, čia stiklas. Tai pasiimk savo lauktuvių. Žinai, ką radau? Nepatikėsi. Ką? Gabaliuką mozaikos. O, geras lauktuvių, žiūrėk. Šiaip neblogai atrodo. Atsakysiu visiems dar į vieną klausimą. Dažnai mūsų klausėt, kaip mes tiksliau išliekam tokie liekni, valgydami tiek bandelių. Tai yra viena taisyklė, po pusryčių reikia pasivaikščioti kokią valandėlę, pusvalandį.
o nesės tiesiai į mašiną. Bet mes jos ne visą laiką irgi laikomės. Nu, bet stengiamės. Šiek tiek pasivaikščiojom, padarėm apie 3000 žingsnių. Visai neblogai iš pat ryto. Nu, Karolina tai jau pririnko visą saują šitą stiklą. Nežinau, ką tu darysi. Ir man atrodo, tave nepraleis, žinau, oro uoste. Supakuos. Ir dar kišenį turiu plytelių gabaliukų. O, tu kriauklę radai? Vieną kriauklę radau, ja. Čia kriauklyčių iš vis nėra. Kas stora? Graži labai. Tokia kaip saulėlydis. Manau, irgi nepraleis. Nu, bet šitos plytelės labai gražios. Tualete kokią sieną galima padaryti plytelių. Dabar. Aš irgi turiu porą gerai. Matosi ir viską. O čia toks miniukas gražus labai. O va čia Marius rado, tai čia kaip sausainiai, kur daro tiramisu. Labai šitas gražus toks. Toks kaip... Dedam viską į maišą ir važiuojam. Važiuojam greičiausiai irgi pažiūrėti kokio nors griuvėsio, į kokį nors miestelį užvažiuosim. Aš manau, kad neverta važiuoti palei jūrą, vis tiek niekur nepasideginsim, nepagulėsim. Šiek tiek, kad pagyvinti tą važiavimą monotonišką. Sustosim trumpą. Tokį sustojimą padarysim. Pasigrožėt. 10 minučių kelio ir pakilom labai aukštai. Startavom iš tenais. Miestelis tas apačioj. Krapas. Krapas. Labai daug krapų va tokių auga. Aha, paskui. Esu pažymėjęs čia kalnuose kažkokie griuvėsiai. Nuvažiuosim pasižiūrėti, pasivaikščioti. Na ką, ir pakylom jau. Kelias buvo tikrai nelengvas, siauras, labai status, bet džiugina tai, kad visur buvo asfaltas. Ne pačios geriausios kokybės, bet svarbiausia asfaltas. O va taip va džiovinam batus, tai jeigu kas nematėt pirmos serijos, tai būtinai pažiūrėkit, kodėl jie yra kiaurai šlapi ir džiūsta jau 3 dieną. Aš galvojau, ant kalno čia pilis, o iš tikrųjų čia visas miestas apleistas, pavadinimas miesto Giosa Guardia, man atrodo, ir buvo pastatytas taip aukštai tam, kad apsisaugoti nuo piratų. Atrodė man iš šono, kad čia pilis, nes liko tokia gynybinė siena. Šiaip čia didžiulis toks miestas, ten šiek tiek toliau galima nueiti iki griuvėsių bažnyčios. Nu, bet vaizdas koks atsiveria. Dar nepakylom pilnai, bet mes gyvenom va tenais. O, žiūrėk, ten ožkos. Matai? Aha, matau. Mes gyvenom va ten kažkur. Nu jo, čia buvo nemažas miestas, va pažiūrėk. Ten žemiau. Ne, čia žemės drebėjimas buvo, nežinau, 1700 kažkelintais metais. Nu, pakylom iki pat viršaus. Čia greičiausiai buvo pagrindinė aikštė miesto. O čia turbūt, kad bažnyčia. Šiaip važiavau ir galvojau, gal neverta važiuoti. O, žiūrėk, kas stovi. O, avis. Avis. Viena pasiklyda. Tai sakau, pakeliui galvojau, ar verta ar neverta čia važiuoti. Bet 100% verta.
Labai įdomiai viskas atrodo. Aišku, batai šlapijau. Karolina nuėjo gaudyti ožkų, o man įdomu griuvėsiai. Taip, svarbiausia dabar reikia žiūrėti po kojam, kad neatsistot ant gyvatės. Užlipsim ant gynybinės sienos. Nu, bet kokia ramybė. Čia šiek tiek galima paeiti, ten toliau bus dar bažnyčia, dar daugiau griuvėsių, bet man atrodo, kad Karolina jau pakanka šitų griuvėsių. Jo? Jo. Einam į mašiną. O, bet ne čia einam, ar čia? Čia? Jeigu kada landžiusit tokiuose griuvėsiuose, žiūrėkit po kojam, nes būna kažkokių duobių ten, rūsys gal buvęs, ten vienoje vietoje gerai uždengta, bet atrodo, kad labai giliai galima krysti. Jau padžiūvusius. Nu, dar biški drėgni, bet jau. Nu, dar 2 dienas. Eisi duot bananą? Taip. Nu, eik bananą duok. Karolina pabandys bananą žievelę duot ožkom. Man atrodo, kad negalima. Vis dėlto nevalgo banano žievelės, pabėgo. Jeigu kam nepatinka griuvėsiai, čia vien tik dėl vaizdo galima atvažiuoti. Nu, panorama atsiveria tiesiog įspūdinga. O dabar laukia mūsų 50 minučių kelio ir važiuosim į vieną nedidelį miestelį, tiesiog paklaidžiat, pasivaikščiot. Nežinau, kas čia per vaisius. Palauk, tai sužinosi. Neaišku, kas čia tokia. Čia kažkas panašaus į japonišką slyvą arba dar vadinamą lokvą. Tai iš viršaus lengvas pukelis yra ir viduje turėtų būti nuo 1 iki 3 sėklų. Mes neturim peilio. Laikyk. Rūgštus, o kokios sėklos tikrai. Išmesiu. Sėklos nevalgomos. Na, paragausiu. Marius nemėgsta šiaip rūgščių dalykų. Tikrai rūgštų, ne? Tau gal patiks. Neverkit žievelės. Kaip skanu ir šiaip nelabai rūgštų.
Tokia kreminė tekstūra. Šiaip visai skanu. Nežinau, ką panašu čia. Panašu į žalią slyvą. Nu, bet žalė slyva jinai sutraukia. O šitą netraukia. Skanu, paragaukit. Mes niekam negalim priprasti prie siestos. Mes jau norim valgyti, o jie visi užsidaro. Tai radom vieną kažkokią kavinę, kuri dirba dar 40 minučių, kiem 5. Labai dažnai Google Maps rašosi, kad dirba, bet atvažiuoja ir būna uždaryta. Nu va, žiūrėkit. Va čia va tos slyvos. Čia kaip pas mus būna tos slyvos tokias geltonas irgi. Prie daugiabučių dažniausiai auga. Su telefonu kalba, valgo sumuštinį ir vairuoja. Matei? Mums pasisekė, kad buvo atidaryta ir nors padavėjai nekalba angliškai, mums pavyko susikalbėti ir mes apsisakėme štai tokią lėkštę mėsyčių ir sūrių. Tai skanaus, kas valgo, to kas nevalgo, tai eikit valgyti. Mūsų pietus kainavo 18 eurų. Skaniai pavalgėm. Paužkandžiavom iš tikrųjų. Neprisivalgėm jokių bulkų. Jo, pavaišino kava dar. Tai 18 eurų kainuoja, iš tikrųjų mūsų patiklas kainavo 15 eurų ir 3 eurai buvo tas lėkštės mokestis, vienu žodžiu. Po eurą 50 žmogui yra taip, tas taip. įrankių mokestis. Atvažiavom dabar į tokį nedidelį miestelį kalnuose pavadinimu Naso ir aš jį pažymėjau, tiesiog užrašiau, kad kalnų miestelis vietiniai žiūrės į mus kaip į ateivius jojo, nes labai mažai čia turistų atvažiuoja, toks ramus, labai gražus, toks autentiškas miestelis. Ir ką tik priėjau močiutę, kažką pabandė užkalbinti itališkai, bet sako, jūs nekalbat itališkai, mes tokie, ne, atsiprašom, jinai nusišypsojo ir išėjo. Bet iškart tik išlipom iš mašinas, iškart vietiniai atėjo, nu, nematė turistų. Pažiūrėkit, koks čia vaizdas gražus, nu, tiesiog pasaka kažkokia, bet aš nesitikėjau, kad ant tiek šita sala žalia. Čia viskas žalia. Labai gaila, kad tokiuose miesteliuose prasideda siesta ir nėra kur kavos atsigert. Norisi gal kokių ledų suvalgyt. Kas čia tokio? Kažkokie. Net jau. Aha. Toks jausmas, kad apleistas miestas. Žiūrėk, kaip švaru. Nu, beveik švaru. Jo, nu. Šiaip jo, norėtųsi megztinį užsidėti. Atrodo gal iš šono ir šilta, saulė šviečia, bet čia va 13 laipsnių dabar. Viskas uždaryta. Norėtųsi dabar kavytės atsigerti. Šatuką limončelas. Nu, tai jau čia. Na, kur čia dželato mūsų? Uždaryta. Viskas uždaryta. Einam kažkur į viršų jau greičiausiai. O, žiūrėk, kokios gatvelės. Aš tau sakau, čia visi vietiniai žiūrės mus kaip į ateivius. Ką jie čia daro? Kas jie tokie?
Pamačiau kažkieno apleistą rūsį. Svarbiausia, kas ten yra, daug vyno butelių ir vienas toks didelis bambalys ir visi paskendę dulkėse. Kol kas tik sutikom vieną mučiutę, kuri bandė mus pakalbinti, ir vieną senelį. Kurį sutikom 3 kartus, nes jis vaikšto ratais. Jo, kaip greičiausiai sportuoja, gal toks senelis, išvis pensininkas. 8-5 metai kokie. Ir dabar pamatėm Iškabą Nosių muziejus, tai dabar bandom surasti jį. Nežinau. Nes nuoroda buvo eiti kažkur čia. Bet jie, žiūrėk, čia namai tokie pusiau apleisti, aš tau pasakysiu. Tokie kažkokie balkonai užkalti, aš nežinau. Nu gal šiaip čia išdegė nuo saulės, nu aš net sunku pasakyti. Kur tas Nosių muziejus? Neišmeta per mapsą, ja. Gal ir nėra čia. Karolina rado kažkokį Nosių muziejų, nemokamas muziejus, lauko. Va mano nosis. Va tavo. Nu ne. Čia vyriškos nosis, jeigu ką. Niekas nedirba čia visiškai. Viskas uždaryta. Bet čia būtų labai smagu pasidėti, vat kavos atsigerti. Nu, va, pagrindinė aikštė. Italijoje bažnyčios ant kiekvieno kampo italai yra labai tikintis. Jeigu kada nors pateksit per kokias žolinės į Italiją, tai nakvynės būkit iš anksto, nes kainos būna 5x didesnės, na ypač turistinėse vietose. Tai nes italai per tą laikotarpį patys labai atostogauja. Labai gerai paklaidžiojom, tikrai verta užvažiuoti. Gaila, kad neveikia nei viena kavinė, nei viena ledainė. Baudos nėra. Nėra, Karolė, baudos, viskas gerai. Dabar labai baisu palikinėti mašinas. O dabar jau važiuojam link namų. Dar vieną akim pasižiūrim šitą grožį ir laukia mūsų apie valandą kelio. Dar esu pažymėjęs vieną krioklį, bet Karolina sako, kad gal jau ir per sunku, per daug šiandien visko. Aš gal ir nuvažiuočiau, bet ten reikia apie 4 km paeiti pėsčiom. Tai gal ir Karolinai būtų per sunku. Pasiėmėm raktus. Skaitom toliau instrukcijas. Pasiėmė raktus, eikite į vidų ir lipkite į 1. aukštą. Įėję į vidų rasite bendrą erdvę, kurioje galėsite pasimėgauti kava ir žolelių arbata. Ir rasite pusryčių kortelę 7 eurų vertės šitam restorane. Turime dar balkoniuką, tai šitie apartamentai viešbutukas kainavo 54 euriukus ir 7 eurus iš jų galim išleisti pusryčiams. Į balkoną užėjome pro vonios kambarį, tai numerio apžvalga prasideda nuo čia. O, drabužinė ir dar stalo. Pirmą kartą matau tokį. Nu, pusė velnio, jo, neblogai. Dabar reikia nueiti į parduotuvę, nupirkti kažko ir sėdėti balkone, valgyti ir gerti. Pamačiau čia ūgio matuoklį, tai reikia pasimatuoti ūgį. Senai nesimatavau. Nusiėmiau batus. Čia gal buvusi ligoninė? Išsities. 1,7 3,5. Eik tu. Meluoji dar kartą pamatau. Kodėl meluoji? Aš visiems sakau, kad 1,71 m. Tai tada... Lauk, dar spaudė man biškį. Labai skauda. Palauk. Tai tu supranti, tu visą dieną pasėdėjai. Pas tave ištino biškį padai. Ir aš tipo paaugau? Jo. Po nakties, pavyzdžiui, iš ryto ateisim, būsi 1,75 m, žinau. Dar aukštesnė būsiu? Jo. Po nakties galėsi pasimatuoti.
Nu, Čia dabar 1,74 m. nu beveik jau. Žiūrėk, kiek aš. Negaliu patikėti. Galiu į modelį užsaiti. Spaudžia. Tai ir Marius netoks žemas. 1,75 m. Nu tai aš visiems ir sakau, 1,75 m. Karolina vis dėlto nepalaikė mano idėjos balkone pasėdėti. Nu kaip galim pasėdėti, kai gyvenam pačiam centriuke. Marius gali palikti mašiną, mes galim išeiti ir pavakaroti kaip tikrai italai su špriciukais. Susiradom mes vietą aperityvui, tokia visiškai itališka vieta, sėdi vyrukai, ten geria aliuką, čia ką tik atsilaisvino staliukas, veiksmas vyksta, daug žmonių vaikšto, mašiniukai šalia važiuoja. Aš galvoju, bus mažiukai. In Lithuania, is people is Bianco. no black, okay, white, but big girl and not men. Atėjom atsiskaityti ir dar nusprendėm dasimušti su limončėlė. Ir mes galvojom, kad bus mažiukai, čia tokį visai didelį stikliuką įpylę. Ne, normaliai, 15. Gerai. 15 laipsnių. Mes čia išsikalbėjom ir mums barmenas padovanojo va tokią va statulėlę vazą. Tai turėsim suvenyrą iš šito Čia man mano miestelio. peleninė, žinai. Nu ne. Gal ne? Ir aš... Ne.